Tai esame traukinio valdymo simuliatoriaus klasėje, tai yra kompleksas 2 auditorijų. Viena simuliatoriaus auditorija ir kita auditorija yra už jūsų nugaros, tai yra kita mokomojo klasės auditorija. Čia mes turime patį traukinio valdymo simuliatorių, turime instruktoriaus vietą, stoties tvarkerio, budėtojo vietą, viskas viename, sakykime taip. Ir už nugaros, va čia va dešiniai pusėje stovintis yra pats traukinio valdymo simuliatorius. Tai yra mašinistai, kurie gali dirbti, atlikinėti veiksmus, valdyti patį traukinį. Dabar palengva traukiasi. Dabar kuo įdomu šitas kompleksas, tai yra tai, kad tai yra vieninga sistema 2 klasių. Mes galime tiek abidvi klases naudoti kartu, tiek klases atskirai. Mašinistai gali dirbti čionai, kita klasė dalis mašinistų stebėti kitoj klasės dalyje. Tai yra tam kino teatre, matyti visus vaizdus, situacijas, avarijas, komentuoti, aptarinėti. Mes galime iš tos vietos padaryti įrašą. Ir tarkim, tie mašinistai kita grupė, jie važiuoja kitų kelių visą kitą struktūrą, o sekančiai grupiai, kuris sėdi kitoje klasėje, gali vėlgi stebėti tą visą procesą ir gali tenai ruoštis kažkokiem egzaminam, peržiūrėti klaidas, ruoštis naujam keliui, naujam važiavimo scenarijui. Iš kitos pusės mes galime išnaudoti ne tik tai vien tik tai traukinių mašinistų rengimui, programinės galimybės ir pačios įrangos galimybės galima naudoti tą klasę grinai jau tenai ir kitom programom mokytis, ten kaip ir interaktyvių lentųjų, ten balsavimo sistema, kai su įvairiais pulteliais, arba net yra dabartinis naujovės, tai kaip sakykime interaktyvusis mokymas, kaip biologijos, fizikos tenai, astronomijos, kai tarkim tu keliauji, tenai va visa ta klasė 3D formatu užsideda į akinukus ir jie ten gali keltis, ten gerti į povandenyno gelmes, gali skristi į kosmosą, ar tenai būti ten kosmonautais, biologijos ten kokiom nors ląstelėmis. Tai va, sakykime, tai yra unikalu ir tai, sakykime, Lietuvai, ne tai, kad Lietuvai, bet ir Pabaltijo valstybėse kažko panašaus mes net tas niekur neturime. Va, pabandysim mes paleisti pačią trumpąją. Valdomasis ruožas mes pačiausiai pasiimsime 2 traukinukų, 10 vagonų sustatėlį, nedidelį, nesunkį. Ir pabandysim su juo labai trumpai pasivažiuoti, pajausti iš tos vietos, kaip pamatot, mes galime stebėti grinai lokomotyvo kamerą. Galime stebėti sąstatą, tai yra vaikščioti po sąstatą, atlikti kai kurios privalomuosius veiksmus, po to parodysiu, kaip yra naudojamas interaktyvusis valdymas, kai nereikia grinai turėti viso sąstato. Šičia mes galime turėti MMI klub sistemą ir klubų sistemą, tai yra aš matysiu, ką mašinistas daro viduj, kokius jis gauna interaktyvuosius signalus, ta prasme tiesiai jam į pultą. Tai yra standartiniai pultai, pulto dalis, tai yra klubų, sakau, saugumo sistema ir MMI, tai yra valdiklis, grinai jau lokomotyvo kompiuterio valdiklis. Prieš pradedant judėti lokomotyvo, standartiniai mašinistų veiksmai, vėlgi jisai turi ateiti čionai, yra touchscreeninis ekranas, gali ateiti, jisai turi įvertinti ten degalų, ar yra stabdžiai atleisti ar ne, degalų, pavyzdžiui, poreikį, koks yra degalų bakas ar pilnai užpildytas. Galima kelionės metu, tai mes, tarkim, imituojame įvairias situacijas, atidarom stabdžių čiaupą, uždarom, bet tokį stabdžių čiaupas yra toksai situacija, tada lokomotyvas ten pradeda stringa magistraliai trūkis. Avarijos įvykus atveju mes irgi galime čia padaryti gedimą ir jisai turi nustatyti gedimą. Tai, sakykim, taip, dažniausiai populiariausiai pasitaikantis gedimai yra visi suprogramuoti. Tai yra grinai stabdžių blokas. Kai jisai turi stabdžių blokę, pasirengti lokomotyvą, jeigu yra su vieninė trauka, jeigu su dviguba trauka arba triguba trauka, yra pas tai vežimėlis, išdilęs šyratis ir dėl tos priežasties tau reikia kilstant vežimėlį, tai mes turim perkelti, pakelti vežimėlį, grinai pasižiūrėti. Čia prieš užvedimo procesą mes vėlgi turime įjungti pakaitinimo sistemas. Pakaitinimo sistemas patikrinti mūsų varžas, elektros grandinės, akumuliatorinės baterijas. Labai taip trumpai. Standartinis, girdite garsą, jaučiate palengvuotą vibraciją, persido vibraciją, tas garsusis MMI displejus. Tai yra vadinamasis lokomotyvo kompiuteris, valdiklis. Pas mus pradėjo girdėti daug kompresorius. Kompresorius kyla į magistralės oro slėgį, mes iš karto galime stebėti, kokie yra oro slėgis vienam kitam valdiklyje. Mes tiesiog pasitikrinam aparatėlę, šiandien momentu užsistatom rankinį stovėjimo stabdį.
parodėsim dabar, kol kompresorius suveiks. Vėlgi šitie procesai, ką mes dabar sujungiame, jie atsispindi tuose ekranuose tiek klasėje, tiek instruktoriaus vietoje. Taipogi mes galim įtakoti šitos procesus iš išorės, ta prasme galim jau iš karto užprogramuoti klaidą, įvesti klaidą, tarkim, kompresoriaus ten saugiklis nedirba, generatoriaus tenai sužadinimo grandinė yra užtrumpinta, akumuliatoriaus baterija yra nepakrauta, ją reikia dar papildomai pakrauti, yra temperatūra, dabar tai vasarą pasirinkau, kad galiu temperatūrą padaryti, kad laukia minus 25, tada užvedimo procesas taps komplikuotas, mums tai reikės palako, jisai pakais ir pakais webasto sistema, pašildys tepalą, tik tada leis užsivesti variklį. Nu va, šitam momentui variklis yra grinai užvestas. Mes galime dabar aktyvuoti trauką. Mat aš atsileidžiu stovėjimo stabdžius. Krito iki nulio. Pakyla trauka. Suveikia matomumo mygtukas. Ir va, klub sistema iš karto man informuoja, transformuoja va signalą, kyla mūsų greitis, kyla apkrova ir mes palengviau kyla mūsų. Nuo toliau situacijos, kelio situacijos, rūkas, lietus, vėjas. Čia gali būti ir pas mus lietus, dabar nėra operatorius, tai yra operatorius, tvarkdarys, kuris uždeda kliūtis. Kliūtis ant bėgių, prasilenkiantis traukiniai, gedimai, gaisras traukinyje, tavo traukinyje, prasilenkiančiam traukinyje, tepalų ištekėjimas, tarkim, tepalų ištekėjimas, tenai sistemų kažkoks įjungimas, netgi suimitavimas, kai yra įvyksta avarija, ten traukinys išsidara, išvirsta sistemos ant tavo kelio, priešpriešiais atvažiuojantis traukinys, nu kas praktiškai neįmanoma, bet yra mūsų atveju, tokie va sprendimai. Čia yra 3D ta mokomoji klasė, vėlgi ten yra dar 3 monitoriai, yra instruktoriaus stotelė. O instruktoriaus stotelė, iš kurios vietos mašinistas gali mums paskambinti. Mes galime, visą klasę, bet būdama čia, gali paskambinti jiem tenai. Ir sakyti, gerbiamas mašinistė, mes matėm tokią situaciją, gal galite pakomentuoti ar kažko, jeigu jisai gali laiko, kad važiuoja. Priešais jį prasilenkiantis traukiniai ir iš tos klasės jie jaučia, ką jisai važiuodamas jaučia visą tavo garsą, sakykime, įtampą. Ir jis jaučia, gali įsikalbėti. Nu, tai yra 8 kompiuteriai mūsų video studijai skirta, 3D medžiagai apdoroti, ten modeliuoti. Turime, yra čia subjektą, nes yra 10 licenzijų, tai turiu Autodesko Creative Suite'as visas 2014 metų. Tai čia va eina 3D Max'as, Maya, Motion Blur'as, Matbox'as, Scratchbox'as ir Soft Measures. Čia va yra specialus kompiuteris, tiesiog jis dabar pas manęs nėra pajungtas. Prie jo jungiasi ta 3D kamera. Ir aš perduodu visą vaizdą iš 3D kameros per koksalinius laidus. Yra... Jo, real time visiškai. Ir yra iškart galima žiūrėti 3D monitoriuje tiesiogiai tą vaizdą 3D. Šitas dvimatinės užsiau? Jo, dvi optikos vastovi. Ir yra specialus monitorius, tiesiai, grinai tiesiogiai žiūrėti galima. Tiesiog su jie filmuoja, kinukus užsidės ir matai 3D vaizdą. Yra speciali įranga tiesiog streaminti vaizdą internetu. Jisai ima visą tą streamą ir internetą paduoda per tokį vat... Kur aš turiu? Jisai va per Barixą tokį ir perduoda visui. Kur noriu kitą nusinešu, aš jį prisiimu. Tai mes buvom, testavom, ten tam kabinete pamoką vedėm ir čia aš tiesiogiai galiu žiūrėti. Arba atvirkščiai. Ir filmuoju kažkokį įvykį ir galiu tiesiai simuliuoti. Taip, tiesiog internetą turėti. Kiek žiūrėjau, 10 megabitų užtenka tą 3D net siųsti. Giedrius Minėtas. Daugiau negu 15 metų dirbau video kino srityje. 3D ateina į Lietuvą galų gale ir aš manau, kad tai yra labai perspektyvus dalykas tiek
mokymo tikslais, tiek pramoginiais tikslais. Iš tikrųjų, 3D turi savo ateitį. 15 metų praleistų tiesiog dirbant 2D filmuose, 2D laidose, reklamose. Iš tikrųjų, norėtųsi jau ir 3D pamatyti, ir stereo vaizdą, ir viską. Mano vardas Vygantas Girėjus, aš esu iš Benjamin Riva Productions. Mes vystome imersinės audiovizualinės sistemas. Neseniai išleidome, kaip tik pirmą pasaulyje, aukštos rezoliucijos imersinį mokomąjį filmą vaikam. Ir šituo atveju, pažiūrėjus į 7D kino teatrą, aš manau, kad yra didelė galimybė panaudoti tokias pačias sistemas, įtraukiant, mūsų atveju įtraukiant vaikus ir edukacinius projektus į tokį, sakysim, labai ryškų, labai motyvuojantį, mokantį objektą. Sveiki, esu Sigitas, kuriame savo naują verslą susijusį su simuliatoriais, su naujų inovacijų diegimu ir būtent šiandien apžvelgiam galimybės būtent su šiuo simuliatoriumi. Ir matos perspektyvos ganėtinai didelės, kadangi tai galima naudoti ir mokymo tikslais, ir pramoginiais tikslais. Būtent įgyvendinant tokią idėją, bent jau labai norėtųsi toliau su ją dirbti, norėtųsi ją išpuoselėti, pritaikyti dar platesnėms panaudojimo galimybėms ir matosi, kad su ja galėsim nuveikti daug.